Jau, sveiki visi. Ką, pabandoma įdomu, kokios nuotaikos visų. Egzaminas tikrai nelengvas. Ir šią dieną mes apžvelgsime A kurso visą kovo 20 bandomai. Ir apžvelgsime kiekvieną uždavinį, mes jį spręsime, skaičiuosime ir galite pasitikrinti, ką blogai padarėt, ką gerai padarėt, į ką visi atsakymai yra tame duoti internete, bet labai pravartu yra pamatyti, kaip kažkas juos įsprendžia, jeigu kažko nesuprantat, aišku, jeigu visą suprantat, tai liuks, props to you. Bet kreipiuosi tuos, kurie ne viską gerai suprato, tai atėjo būtent tą vietą, padarysime viską aiškiai, suprantamai ir ką, let's get it to it. Tai turime pirmą uždavinį, ne? Ir realiai mūsų prašo sankirtas. Įsivaizduom, A yra realiai nuo, jeigu turėsime x, pavyzdžiui, tai būtų nuo 1 iki 3, ne? O ABB būtų nuo 2 iki 6, ne? Tai sankirta reiškia, kur jos abi susikirta. Tai jos susikirta nuo kokio taško, viena neįeina į B, bet B įeina jau abudu. Tai nuo 2 ir tada 3 eina į abudu ir mes turime atsakymą, kad sankirta AUB yra tiesiog nuo 2 iki 3 su aukštiniais skliaustais. Dabar mums reikia panaikinti iracionalumą šitoje trupmenoje. Tai realiai mes rašome 1000 iš 2 ir kaip mes panaikinsime iracionalumą, tai abi pusės trupmenos padauginsime iš šaknis iš 2. Nes mes taip nieko nepakeisime, bet panaikinsim vardiklyje šaknį. Tai bus tiesiog šaknis iš 2, kad šaknis iš 2 bus 2, tai bus 1000 šaknis iš 2 dalinta iš 2, tai dar galim suprastinti 1000 dalinta iš 2 ir tai bus tiesiog 500 šaknis iš 2. Alright, let's go to the bottom. Ir ką mes čia turime? Mes turime, kad Aurelija nori išgirsti savo 6 mėgstamiausias dainas, bet kad kiekviena grotų po kitos. Tipo, kad jos nesikartotų, ne? Nebūtų jokio repeat. Tai ko mūsų čia prašo? Tai kiek realiai yra tokių būdų? Tai mes iš pradžių, kai renkamės, tai renkamės 6, ne? Groja. Tada antram jau rinksime iš 5, nes ta pati daina negali būti. Tada rinksime iš 4, iš 3, iš 2 ir ateisim iki 1. Tai ką mes čia turime? Tiesiog 6 faktorialą. Ir tai bus 720. Tai reiškia, kad turime net 720 būdų susidėlioti 6 dainas, kaip mums patinka klausyti. Alright. Dabar kiek sprendinių turi grafikas cosinus x intervale nuo minus 2pi iki 2pi. Tiksliau ne grafikas, o funkcija cosinus x. Tai ir žiūrime, ne? Mes žinome, kad cosino minimali vertė yra minus 1. Ne, tai žiūrim. Aš matau 1 ir aš matau 2. Ne? Viešas grafikas, tik reikia pasakyti skaičių. Atsakymas 2. Nėra čia ką daug mąstyti. Gerai, ir dabar mes turime, kad geometrinės progresijos bendro dario formulė yra bn lygu 3 kart 2n. Ir mums reikia nustatyti, kuris narys yra skaičius 1, 5, 3, 6. Tai ką mes turime tiesiog? Vietoj bn pasirašyti 1, 5, 3, 6. Ir tai bus lygu 3 kart 2n. N-tuoju. Tai reiškia, 2 n-tuoju bus 512. O 512 galima išmastyti tikrai, kad yra 2 pakelta, jei neklystų, 9 laipsnių. Tai reiškia, kad n yra lygu tiesiog 9. Alright, daug, žiūrėkit, kiek ir įsprendėm. Dabar mes turime lygti, ne? Ir turime daugybą. Ką reiškia daugyba? O daugyba reiškia, kad svarbu, kad bent vienas iš tų narių būtų lygus 0. Tai reiškia, arba x minus 3 bus lygu 0, arba x minus 1 bus lygu 0.
Bet ką dar svarbu atkreipti dėmesį, kokia yra mūsų apibrėžimo sritis. Ane? Tai žinome, kad šaknies skaičius turi būti daugiau arba lygiai už 0, tai x minus 3 turi būti daugiau arba lygiai už 0. Taigi x turi būti daugiau arba lygiai už 3. Tai ir žiūrime. Tai vieną turime, kad x lygu 3 sprendinį ir jis bus geras, bet kitas mūsų sprendinys yra x lygu 1. Ar šis sprendinys geras? Ne, nes jis nepatenka į mūsų apibrėžimo sritį. Todėl atsakymę rašytume tiesiog 3. Gerai. Ir dabar mūsų prašo šitą funkcijos reikšmių mažėjimo intervalą. Mes žinome, kad kai išvestinė yra neigiama, kas vyksta su mūsų funkcija, jinai žemėja. Nes ką mums parodo išvestinė, tai parodo funkcijos monotiškumą. Tai ar jie didėja, ar jie mažėja. O jeigu f nuo x yra daugiau už 0, tai reiškia funkcija ką daro? Didėja. Taigi žiūrim. Dabar mažėjimo intervalas, tai kai f nuo x mažiau už 0. Tai aš matau tokį vieną intervalą. Tai reiškia atsakymas yra, kai x priklauso nuo -7 iki 3. Dabar mums reikia rasti funkcijos f nuo x, kurią nors pirmykštę funkciją. Kurią nors labai svarbu paminėti, nes ko mūsų prašo, tai ne pirmykštė su plus c, o su kažkokiu konkrečiu skaičiu. Jis gali būti belekoks. Tai jeigu rastume pirmykštę, tai 2 integravus būtų tiesiog 2x, nieko per daug nepridaro, o x tai bus x trečiuoju dalinta iš 2 plus 1, tai bus tiesiog 2x plus bus 2x plus x trečiuoju plus 3 plus c, tai būtų tiesiog lygu 2x plus x trečiuoju dalinta iš 3 plus c. Dabar mes negalim palikti atsakymą su c, nes mūsų prašo kurios nors pirmykštės funkcijos. Jeigu prašyti tiesiog pirmykštės funkcijos, rašytume su c. Dabar renkamės bet kokį skaičių. Leisim, aš pasirinksiu skaičių, kad ir 1. Ir viskas. Uždavinys įspręstas. Dabar 8 užduotis, tai mums reikia kosinus 2 alfa. Ne? Žinom, kad kosinus alfa yra 0,8, o sinus alfa yra 0,6. Tai ką mes turime? Mes turime formulę, kurią lengvai galime išsitraukti iš formulyno, arba tiesiog atsiminkite, tai kad kosinus 2 alfa yra tiesiog kosinus alfa kvadratu minus sinus alfa kvadratu. Ir mes suskaičiavę, kad 0,8 kvadratu minus 0,6 kvadratu gausime tiesiog 0,28. Ir dabar mes turime 10 uždavinį. Tai kaip aš norėčiau šitą dalyką spręsti, tai tiesiog pasiskaičiuočiau visų pirma arktangentą. Arktangentą 5. Ir tai būtų lygu mūsų kampui. Ir mes ten gaunam maždaug reikšmę. Ir mes visą tą reikšmę įsistatom į mūsų šitą formą. Tai reiškia, vietoj alfos mes rašysim arktangent 5. Ir ką mes turėsim? Arktangent 5 minus pi iš 4. Ir įsistatę visą šitą didelį reiškinį. Tiesiog viską, rašot skaičiuotuvą, nieko per daug nereikia galvoti. Mes jau gauname 2/3. Nieko per daug nereikia išmastyti. Ir su pirma dalim mes esame baigę. Dabar judame prie antros dalies. Ir mūsų prašo suprastinti reiškinius. Tai matome pirmą reiškinį. Tai ką mes matome, kad visur dominuoja 3 pakelta 2000,5 laipsnių. Tai ką pravartu padaryti? Tai iš viršaus įskelti 3 pakelta 2000,5. Ir su kuo mes čia liekam? Tai 2001,5 minus 2000,5. Ką mes turėsime? Tiesiog 3 pakelta pirmoji laipsnių. O jeigu įskelsim čia 3 pakelta 2000,5, mes čia tiesiog turėsime 1. Čia dalinta iš 3 pakelta 2000,5. Ir ką mes turime? Šitas įsiprastina. 3 pirmoji bus tiesiog 3. 3 minus 1 bus tiesiog 2. Įsprendėme.
Dabar mums reikia suprasti šitą reikšmį, kai x yra daugiau už 1. Tai mes žinome, kad jeigu ištraukime šaknį iš kažkokio skaičiaus kvadratu, mes būtinai turime jam uždėti modulį. Ne, tai bus modulis iš 1 minus x plus 1 minus x. Ne? Dabar kada daugiau už 1, tai įsistatom realiai bet kokį skaičių, tai leishim 2. Tai matom 1 minus 2 bus tiesiog minus 1. Tai reiškia neigiamas skaičius. Tai reiškia šito reikia versti mūsų modulį, kad pasinaikintų ženklas ir mes tada turim, kad tai yra tiesiog x minus 1. Kadangi čia turime identišką scenarijų, tai mes darom čia tą patį, x minus 1. Ir kas mums lieka, tai 2x minus 2. Bum. Sprendėme dar vieną uždavinį ir judame toliau. Dabar matome logaritmas a pagrindu a keltą 5 laipsniu iš šaknies iš a. Tai ką mes pirmą turim padaryti? Kad mums reikia padaryti, kad čia būtų pagrindas a ir čia būtų pagrindas a. Tai ką mes padarysim? Tai mes tą 5 kelsimės prieš logaritmą ir turėsime 1/5. O čia turėsime a1/2. Ne, nes šaknis iš a yra tas pats, kas a1/2. Ir koks mūsų kitas žingsnis? Tai yra tiesiog 1/5 padauginti iš 1/2, ne, 1/2 irgi galim čia nuskelti prieš logaritmą. Turėsim logaritmą iš a. O žinom, kad logaritmas a iš a yra tiesiog 1. Mes turim realiai 1/5 kart 1/2 ir tai bus tiesiog 1/10. Ok, tai žiūrim dabar 14,1 ir mes čia turim paprasčiausios redukcijos užduotį. Ir ką mes matome, 100 pi, ne, tai neįsigastam. Tai 100 pi realiai, ne, jeigu žiūrėtume tą apskritimą, tai būtų tas pats, kas čia, ne, 2 pi arba 0. Ne, tai reiškia, kad mūsų sinusas nieko nesikeis, ne, nes jeigu keistųsi būtų ant šitos ašies, o jeigu nesikeičia ant šitos. Ir matome, kad plus x, tai reiškia, mūsų kampas bus kažkur čia, tai reiškia, bus teigiamas, tai nieko nekeičiam, tai lieka tiesiog sinus x. Ne? Dabar minus 2 sinus x, tai ką mes žinom, kad minus x yra realiai tas pats, kas minus 2 sinus x. Ne? tą patį dalyką parašiau, galite patikrinti skaičiuotuvę vis laik. Ir ką mes tada turime? Čia tangentas x 11pi, tai 11pi būtų čia, ne, nes nelyginis skaičius, irgi nieko nekeičiam, žiūrim ketvirtį, trečias ketvirtys kažkur čia, tai reiškia ir sinusas minusinis, ir kosinusas minusinis, tai tangentas reiškia bus minusas plus minusas, ir tai bus plus, tai reiškia su tangentu mes tiesiog liekam tangent x. Dabar minus 2 sinus x, sinus x plus 2 sinus x, dalinta iš tangentas būtų kam lygus, tiesiog sinus x, dalinta iš kosinus x. Ir ką mes turime? Tai galų galę sinus x plus 2 sinus x plus tiesiog 3 sinus x. Čia turime dalinta iš, jau, galim iškart padauginti, ne? Tai bus kosinus x, dalinta iš sinus x. Ką mes turime? Sinus x įsiprastina ir mes liekam tiesiog su 3 kosinus x. Kągi, judame toliau. Mes čia matome tiesiog vieną tikimybių užduotį ir mums reikia parodyti, kad p lygu 0,04. Tai mes žinom pagal tikimybių teoriją, kad visos įmanomas tikimybės turi susidėti į vieną. Vienas yra 0,7 plus 0,5 plus p plus 0,01. Tai ką mes darome? Tai p reiškia bus 1 minus 0,7 minus 0,5 minus 0,01. Tai bus tiesiog 0,04. Ir dabar mums reikia paskaičiuoti matematinę viltį. Tai įsivaizduoju, kad matematinė viltis yra tiesiog kaip vidurkis. Ne, mums reikia paskaičiuoti, jeigu mes nusipirktume loteriją, tai on average, tipo, koks mūsų vidurkis, kiek mes gausime atgal. Tai ją paskaičiuoti reikia tiesiog imti tikimybę 0,7 ir žiūrėti mūsų galimą laimėjimą. Tai pavyzdžiui, 0,7 bus kart 0, tada pridedam 5 kart 0,25, ne? Tada pridedam 10 kart
0,04. Pridedam 50 kart 0,01. Ir jei mes sudedam visus šitus skaičius, mes gauname tiesiog 2,15. Ir dabar mūsų prašo, kuri loterija yra labiau apsimoka pirkti, jeigu abi kainuoja tiek pat. Tai ko mums reikia? Mums tiesiog reikia paskaičiuoti realiai, koks yra expected, koks yra vidurkis šitos kitos loterijos, ane? Nes pagal tai mes galime žinoti realiai koks, ir kurią, jeigu pirksime, tai vidurkis bus ant vidurkio, iš kurios mes daugiau galime laimėti. Tai ir pasižiūrime. Tai žiūrim, kad jotvingių nuo to viltis yra tiesiog 0,05 plus 2 kart 0,2 plus 5 kart 0,02 plus 100 kart 0,009 plus 500 kart 0,001. Ir mes gauname, kad jos matinė viltis yra tiesiog 2,14. Tai ką mes jau palyginam? 2,14 yra mažiau už 2,15. Todėl kurią labiau apsimoka pirkti loteriją? Aišku, kad Latgalių. Latgalių. Kodėl? Nes tiesiog ant vidurkio mes gautume vieno daugiau centų, pirkdami šią loteriją. Ok, tai dabar 13 uždavinys ir mums reikia apskaičiuoti piramidės tūrį. Kaip mes tai padarysime, jeigu mes turim visus dalykus, kurių mums reikia. Mes galim paskaičiuoti pagrindą, tai bus 15 kart 15 šaknis iš 3, mes turime aukštinę ir mes žinom, kad piramidės tūrį mes dauginam dar iš 1/3. Tai ką mes turime? Ogi mes turime 1125 šaknis iš 3. Ok, ir tada žiūrime toliau ir žinoma, kad čia yra statusinis kampas SAD. Mums reikia apskaičiuoti šios sienos plotą. Tai norint apskaičiuoti plotą, mums reikia 2 statinių. Tai mums gerai būtų sužinoti esą, kai mes sužinosime esą, tai mes žinome, kad čia irgi yra statusinis trikampis ir mes žinom AB, kad yra 15 šaknis iš 3. Tai realiai esą bus tiesiog 15 kvadratų plus 15 iš 3 kvadratų ir iš viso šito ištraukto šaknis. Pritaikome tiesiog paprasčiausiai Pitagoro teoremą. Ir ką mes turime? Mesgi turime, kad tai yra tiesiog 30. Bet SA yra 30. Tai ką mes žinome, tai tada SAD bus A kart H dalinta iš 2. Plotas trikampio SAD bus A kart H dalinta iš 2. Tai žinom, kad aukštinė yra tiesiog čia. 30 kart kitas statinis dalinta iš 2 ir mes turime 225. Ok, tai mums dabar reikia nustatyti kampą tarp sienos SAD ir pagrindo ABCD. Jeigu mes pažiūrėtume į šitą brėžinį, tai mums reikia iš šitos sienos turėti kampą, ir kur mes jį rasime, ogi paprasčiausiai nematome, čia yra pagrindas, tai mes čia turime kaip ir projekciją, tai mums reikia tiesiog paskaičiuoti šitą kampą, ir kaip mes jį paskaičiuosim, ogi mes žinom, kad AB yra 15 šaknis iš 3, tai kaip mes paskaičiuosime šitą kampą, jeigu čia yra statusinis trikampis, kai naudodami tangentą. Tai tangentas kampo SAB bus tiesiog, priešais kraštinė, tai 15 dalinta iš 15 šaknis iš 3, tai bus tiesiog 1 dalinta iš šaknis iš 3, o tangentas minus pirmame 1 dalinta iš šaknis iš 3 bus tiesiog 30 laipsnių. Vadinasi, kampas SAB yra 30 laipsnių. Ok, tai ką mes čia turime, mums reikia paskaičiuoti atstumą nuo A iki M. Ir kadangi mes skaičiuojame atstumą, tai atstumas yra pats trumpiausias kelias iki BD, nuo taško A.
Tai ką mes su to galim išpešti? Mes žinom, kad čia bus statu. Ne? Tai galim kitaip pasakyti, kad AM yra statu BD. Kodėl taip yra? Nu, nes realiai pagalvoju, tas sumas mažiausias, kai čia yra būdų status kampai. Ne? Tiesiog logiškai. Ir ką mes iš to galime išpešti? Ogi mes žinome, kad mes galim paskaičiuoti ABDF plotą. Ir ką mes pastebime, kad AMA realiai yra šitų trikampio aukštinį. Tai ką mes turėsime? Mes turėsime, kad S yra 1/2, vieną formulę panaudoja, žinom, kad čia yra status kampas. Tai vienas statinis, kad kitas statinis, ne? Tai būtų AB karta D. Ir tai yra lygu BD, ne 1/2 kart BD. Tai BD mes jau buvom paskaičiavę yra 30. Jeigu nežinot, tai matot, kad čia yra 15, o čia yra 15 šaknis iš 3. Ne, tai BD būtų tiesiog 15 kvadratu plus 15 šaknis iš 3 kvadratu. Ne, ir viso šito ištrauks šaknis, o mes jau tai prieš tai darėme, tai mes žinom, kad tai yra tiesiog 30. Ne, 30 kart aukštinė AM. Tai ką mes turime? Mes turime, kad AM yra tiesiog 15 iš 3 kart 15 dalinta iš 30. Ir tai tiesiog būtų tiesiog 15 iš 3 dalinta iš 2. Kągi, turime atsakymą ir judame toliau. Kągi mes čia turime? Mes dabar turime funkcijas. Ir kaip mes pešime šitą uždavinį? Ogi, mums reikia f nuo 2. Tai f nuo 2 mums pirma reikia išvestinės. Ne? F išvestinė bendru atveju būtų tiesiog, 2 į priekį, tai būtų 5x minus 3x kvadratu. Ne? Šitas suprantam. Tiesiog įsistatom į F2 ir ką mes gaunam, tai bus 5 kart 2 minus 3 kart 2 kvadratu. Ir tai tiesiog bus minus 2. Ir kągi mes čia turime, o mesgi turime čia liestinę ir mums reikia parodyti, kad šitos liestinės lygtis yra tiesiog minus 2x plus 6. Tai ką mes darysime? Ogi mes žinom, kad liestinės lygtis yra tiesiog f nuo x nulinio plus f išvestinė nuo x nulinio kart x minus x nulinis. Ne? Ir ką mes galim sužinoti? O mes lengvai labai galim sužinoti f nuo x nulinio. Tai būtų tiesiog 2,5 kart 2 kvadratu minus 2 kubu. Ane, įsistatome šitą lygtį 2. Ir ką mesgi turime? Mes čia turime apskaičiavę 2. Tai reiškia, įsistatom čia 2. F nuo x nulinio paskaičiavę esame, tai yra minus 2. Minus 2 kart x, ne. Ir vietoj x nulinio tiesiog įsistatome 2. Ką mes turime? Ogi mes turime, kad tai yra 2 minus 2x plus 4. Arba kitaip sakant, minus 2x plus 6. Ir kągi mes čia turime, o mesgi turime čia liestinę ir mums reikia parodyti, kad šitos liestinės lygtis yra tiesiog minus 2x plus 6. Tai ką mes darysime? Ogi mes žinom, kad liestinės lygtis yra tiesiog f nuo x nulinio plus f išvestinė nuo x nulinio kart x minus x nulinis, ne? Ir ką mes galim sužinoti, o mes lengvai labai galim sužinoti f nuo x nulinio. Tai būtų tiesiog 2,5 kart 2 kvadratu minus 2 kubu. Ane, įsistatome šitą lygtį 2. Ir ką mesgi turime? Mes čia turime apskaičiavę 2. Tai reiškia, įsistatom čia 2. F nuo x nulinio paskaičiavę esame, tai yra minus 2. Minus 2 kart x, ne. Ir vietoj x nulinio tiesiog statome 2. Ką mes turime? Ogi mes turime, kad tai yra 2 minus 2x plus 4. Arba kitaip sakant, minus 2x plus 6. Nu kągi, dabar prieiname prie sunkesnės užduoties ir mes čia turime integralus. Ir mums reikia apskaičiuoti šitos figūros plotą. Ne? Tai mes visų pirma, ką galim padaryti, tai skirstyti į 2 dalis. Ne? Tai būtų, ne, iki šito taško
kai šita būna 0 lygi, ir nuo šito taško iki čia. Tai mes čia matome tiesiog paprastai statą į trikampį. Dabar kaip mums paskaičiuoja šitą tašką, tai mes tiesiog mūsų pradinę funkciją minus x trečiuoju prisilyginam 0, ne? Paskaičiuojam tiesiog, kada į lygi 0. O jeigu lygi 0, išsikeliam x kvadratu, tai mes turime, kad 2,5 minus x. Tai reiškia x, ne, vienas lygu 0, o kitas yra tiesiog 2,5. Tai gerai, tai žinom, kad šitas taškas yra 2,5. Tai dabar mums reikia pirmą apsiskaičiuoti integralą. Integralas nuo 2,5, ne, pradedant nuo 2. Ir dabar žiūrim, kur yra viršutinė funkcija, tai šita. Tai mes iš minus 2x plus 6 atimame šitą funkciją. Tas būtų minus 2,5 x kvadratu plus x trečiuoju. Nu ir ką? Dx ir viską integruojame. A ne? Tai ką mes turime? Minus 2x integralas bus tiesiog minus x kvadratu. 6 integralas bus tiesiog 6x. Tiksliau pirmykštė 2,5x kvadratu. Pirmykštė bus tiesiog 2,5 x trečiuoju dalinta iš 3. Čia turime tiesiog plus x ketvirtuoju dalinta iš 4. Rėžiai, kaip žinome, yra tiesiog nuo 2,5 iki 2. Tai ką, dabar tiesiog įsistatome. Tai ką mes turime? Mes turime 2,5 kvadratu plus 6 kart 2,5 minus 2,5 kart 2,5 trečiuoju dalinta iš 3 plus 2,5 ketvirtuoju dalinta iš 4 minus 2 kvadratu plus 6 kart 2 minus 2,5 kart 2 trečiuoju dalinta iš 3 plus 2 ketvirtuoju dalinta iš 4. Ne? Ir kai viską šitą padarome, ogi mes apskaičiuojam, kad tai yra tiesiog 31,192. Koks mūsų kitas žingsnis, o dabar mes turim paskaičiuoti šitą tašką ir tada tiesiog pagal statą į trikampį paskaičiuosime likusią ploto dalį. Ne, tai kaip šitą tašką paskaičiuosime, tiesiog 2,5 statysime mūsų liestinį slėgtį. Tai y lygu minus 2,5 plus 6, kas būtų tiesiog 1. Tai reiškia, čia yra 1. Tai kaip mes paskaičiuosim šitą plotą, tai bus čia. Pokytis yra 0,5, tai 1 kart 0,5 padalinta iš 2 būtų kiek? Ogi būtų tiesiog 1/4. Ne? Ir ką mes turime savo atsakymę, tai mes turime, kad S yra tiesiog tram 1,192 plus 1/4 ir tai bus tiesiog 29,192. Ok, ką mes šiandien turime? Mes turime čia pritaikyti tiesiog tūrio formulę. Ne? Tai tūrio formulė yra pi integralas. Ne? F nuo x kvadratu dx. Ne? Tai dabar, jeigu pritaikom šitą formulę, tai mes čia turėsim, kad tūris yra tiesiog pi. Rėžiai kokie mūsų nuo 2 iki 1. Mūsų formulė yra, tai 1/5 kvadratu bus 1/25, o 2,5 x kvadratu minus x trečiuoju dar toj pakelsime. Ir tai būtų tiesiog pi integralas nuo 2 iki 1. 1/25, šiaip galėjom įsikelti prieškliausius, bet nesvarbu, iš vėliau padarysim tai. Tai būtų tiesiog kart 6,5 x ketvirtuoju. Tada minus 5x penktuoju, ne? Nu, naudojam tiesiog tą į tos draugybos formulės. Ir plus x šeštuoju, ne? 3 kart 2 šeštuoju. Ne? Ir visą tai yra dx
Ir dabar mes tiesiog skaičiuojam. Tai bus 1,25 pi skliaustai. Tada 6,25 x penktuoju dalinta iš 5. Ane, minus 5x šeštuoju dalinta iš 6. Milius x septintuoju dalinta iš 7 ir rėžiai nuo 2 iki 1. Ne? Taigi dabar tiesiog mes įsistatome skaičius ir turime, tai yra 1,5 pi kart 6,25 kart 2 penktuoju dalinta iš 5 minus 5 kart 2 šeštuoju dalinta iš 6 plus 2 septintuoju dalinta iš 7 ir iš viso šito atimame. Tiesiog 6,25 dalinta iš 5 minus 5 šeštosios minus 1 septintoji. Ane? Ir jeigu mes viską paskaičiuotume gerai, mes tiesiog gautume 123 dalinta iš 700 kart pi. Kągi, mes turime dabar įmonės, kaip sakoma, išlaidas ir mums reikia paskaičiuoti, kiek buvo išlaidų per mėnesį, naudojant 3 tonus. O mes žinom, kad tonos, ką reprezentuoja x, tai ką mes turėsime tiesiog vietoj x įsistatysim 3 ir bus 200 kart 3 kvadratu plus 300 kart 3 minus 4 trečiosios kart 3 trečiuoju. Ir jeigu visą suskaičiuosime, mes tiesiog turėsime 2664 eurus. Dabar žiūrime mūsų antrą uždavinį ir mums čia reikia paskaičiuoti, parodyti, kaip mes gauname, kad pelno formulė. Ne? Čia yra pelno formulė. Taip ir parodom, kad pelnas yra tiesiog pajamos. Ne? Tai pajamos pas mus bus tiesiog apskaičiuojamas 9900 kart x. Ane? O išlaidos pas yra 100x kvadratu 300x plus 4 trečiosios x trečiuoju. Ane? Tiesiog, iš pajamų atimam išlaidas, ane? Ir ką mes turime? Mes turime, kad tai yra tiesiog 4 trečiosios x trečiuoju minus 200 x kvadratu plus 9600 x. Na, tai žiūrime dabar trečias, mums reikia, kada pelnas būtų didžiausias. O kada mes tai padarysim? Aišku, skaičiuodami išvestinę, ne? Logiška. Tai iš pelno, mums reikia tiesiog iš pelno funkcijos ištraukti, rasti išvestinę. Tai matom, 3 eina čia. Tai bus tiesiog 4x kvadratu. Čia eina 2 į čia, tai 200 kart 2 bus 400 x ir plus 9600. Ne? Tai jeigu dabar padalintume viską iš 4, tai turėtume, kad p nuo x yra tiesiog x kvadratu minus 100x plus 2400, ne? Tai dabar skaičiuojam diskriminantą ir ką mes turime? Tai mes turime, kad diskriminantas yra tiesiog 100 kvadratu minus 2400 kart 2. Ane? O iš 4. Ir tai būtų tiesiog tiesiog 400. Ane? Tai šaknis iš diskriminanto tiesiog būtų 20. Tai x1 plus 2 yra tiesiog 100 plus minus 20 dalinta iš 2. Gauname, kad atsakymai yra 60 ir 40. Dabar brėžiamės x ašį, čia pasirašome p išvestinę, čia tiesiog p nuo x
Ir ką mes turime? Turime 3 taškus, tai aišku 0, nes negalim gaminti neigiamos produkcijos, tai nuo 0 iki 40 turim vieną atkarpą, nuo 40 iki 60. Ir dabar, jeigu įstatytume vieną, ne, kad patikrinčiau, tai būtų 4, minus 400, plus 9600, aiškiai matom, kad čia yra pliusas, čia minusas, taigi čia eina aukštyn, žemyn, tai čia bus maksimumo taškas, tai atsakymę turėtume rašyti 40 tonų. Ok, ir turime 16 uždavinį, kur mums tiesiog reikia išspręsti lygtį. Mes matome, kad čia turime x ir čia x dalinta iš 2. Tai kaip mums kažkurį iš tų pasidaryti, kad būtų vienodas, ne x, nu arba kampas. Tai ką mums reikia padaryti, o mums tiesiog reikia sinus x paversti į 2 sinus x dalinta iš 2, kosinus dalinta iš x dalinta iš 2, ne? Pagal formulę. Ir tai yra lygu 5 sinus x dalinta iš 2. Tai ką mes darom? 5 sinus x keliam kitą pusę, tai bus 2 sinus x dalinta iš 2 kosinus x dalinta iš 2 minus 5 sinus x dalinta iš 2. Ir tai yra lygu 0. Tai ką galim padaryti? Įsikelti sinus x prieš skliaustus, kad turėsim sinus x dalinta iš 2 yra kosinus kart kosinus x dalinta 2 kosinus x dalinta iš 2 minus 5 lygu 0. Tai ką dabar turim dvi lygtis, tai pirma, kad sinus x dalinta iš 2 lygu 0, tai x dalinta iš 2 yra tiesiog pi k, kai priklauso, ne, o kosinus x dalinta iš 2 yra lygu 5/2. Bet žinome, kad kosinusas negali būti daugiau negu 1, tai sprendimų nėra. Tai reiškia atsakymą, tiesiog turime, ne, iš pradžių dar 2 pasikeliam, čia turėsim x, ne, 2 eina į viršų, pasiuk 2 pi k, ne, turime, kad atsakymas yra 2 pi k, kai priklauso z. Kągi, turime 17 užduotį ir mums čia vėl pravers labai formulynas, nes mums čia reikia apskaičiuoti funkcijos išvestinį, ne? Tai 2 ln 0,5 tiesiog mes paliekame vardiklyje, o dabar žiūrim 0,5 1 plus 2x išvestinė. Tai jeigu gerai žiūrim formulę, tai bus tiesiog 0,5 1 plus 2x, ne, kart ln pagrindą, tai 0,5 ir visą tai dar padauginta iš 1 plus 2x. Ir tai yra padauginta iš 1 plus 2x išvestinės, kas bus tiesiog 2. Ne, tai ką mes turime? Mes turime, kad ln 0,5 įsiprastina su ln 0,5 ir 2 įsiprastina su 2. Tai mes liekame su 0,5 1 plus 2x. Dabar mums reikia apskaičiuoti f nuo minus 2. Ne? Tai f nuo minus 2 tiesiog 0,5 1 plus minus 4, ne, 2 kart 2, 2 kart minus 2 ir padalinta iš 2 ln 0,5. Tai mes gerai čia paskaičiuosim, mes čia gausime 8, tai bus 4 dalinta iš ln 0,5. Ne? Ir ką, dabar tiesiog įsistatome. Tai žiūrim tą mūsų nelygybę, tai 0,5 1 plus 2x yra mažiau už 1/4 ln 0,5, ne, kart 4 dalinta iš ln 0,5. Bet ką mes matome?
mes matome, kad viskas įsiprastina ir mes liekam su vienetu. Tai reiškia 0,5. 1 plus 2x yra mažiau už 1. Tai 1 kaip dar galim pasiversti? Ogi 1 labai paprastai galime pasiversti į 0,5 nulintuoju laipsniu. Ne, nes bet kokį skaičių pakėlus nulintuoju laipsniu mes gausime 1. Tai ir žiūrime. 1 plus 2x. Dabar nepamirštam, kadangi pagrindas mažiau už 1, mes apkeičiam ženklą. Ir mes turime, kad x yra daugiau už minus 1 antrąją. Taigi atsakymas būtų x priklauso nuo minus 1 antrosios iki begalybės. Simple as that. Nieko rimto. Taigi, ką mes čia turim? Dar vienas, dar vienas realiai tikimybių uždavinys buvo jau kažkada. Ir dabar mes turime paskaičiuoti tikimybę vieno ir kito atveju. Ne, tai mes žinom, kad dvigubai didesnė yra tikimybė, kad jisai pagamins netinkamą detalę negu tinkama. Tai mes žinom, kad vienas yra tinkama ir netinkama detalė, ne? Nes vis tiek jis pagamins arba tinkamą, arba netinkamą. Bet taip pat mes žinome, kad 2p tinkamos yra tas pats, kas p netinkamos. Net dvigubai daugiau. Tai jeigu mes pasiskaičiuotume, tai būtų 1 lygu pt plus 2pt. Tai reiškia, kad p tinkamos pas mus būtų 1/3, o p netinkamos pas mus būtų 2/3. Ok? Tai dabar žiūrim klausimą ir mums reikia pasakyti tikimybę, kada pagamintų detalių bus bent 3 tinkamos. Tai reiškia 3 ir daugiau. Tai kam labai gerai būtų padaryti šitam uždavinį, tai apskaičiuoti ne šitą tikimybę, o priešingą tikimybę. Nes pripažinkit, kad daug lengviau ir daug mažiau variantų yra, kai yra 2 ir mažiau pagamintos geros detalės, ne? Tai būtų, jeigu būtų 8 blogos, 7 blogos ir 1 gera, ir 6 blogos ir 2 geros, ne? Nes jau 3 geros ir 5 blogos mums netiktų. Ką mes turime? Nes turime 3 variantus. 8 negeros ir 1, ir 0 tinkamų. Mes turim, kai 7 netinkamos ir 1 tinkama. Mes turim 6 netinkamas ir 2 tinkamas. Ne? Ką mes turime? Ogi mes labai paprastai turime, kad 8 netinkamos bus labai paprastai. Tiesiog 2/3 pakelto 8 laipsniu, ne, nes 8 kartus pasikartoja tą pati tikimybė. Dabar 7 netinkamos ir 1 tinkama bus tiesiog 2/3 jau dabar pakeltas 7, nes mums tik 7 netinkamų reikia, ir dar padauginam iš 1/3. Ne, 1 tinkama. Ir žiūrėkit, dabar eilės tvarka svarbi, nes gali jis pagaminti tą gerą detalę ir per 1, ir per 2, ir per 3, ir 4, ir 5, ir 6, 7 ir 8 bandymus. Ne? Todėl mes dar įskaičiuojam eilės tvarką. Tai galėsime rašyti arba tiesiog daugiant iš 8, bet galime tai tiesiog pasižymėti kaip C. Ir trečias yra tiesiog variantas, yra tiesiog, kad pagaminam 6 negeras ir 2 geras. O kiek bus galima galimybių taip padaryti, tai bus tiesiog C2 iš 8, ne? Tai ką? Tai jeigu mes skaičiuojame tikimybę, kad pagaminta bus bent 3, tai mes iš vieno atimsime šitą tikimybę ir šitą tikimybę. Ir šitą tikimybę ir turėtume gauti gerą atsakymą. Kada bus pagaminta bent 3 geros dalelės. Ne, mes jau atimam priešingą įvykį. Tai bus C28. Ir jeigu mes viską gerai suskaičiuojame, pas mus atsakymas turėtų gautis 1163 dalinta iš 2187. Ne? Aš neskaičiuoju, nes, gerai, visi galime įsistatyti tiesiog skaičius skaičiuotuvą, tai aš nematau reikalo išimti jūsų laiko, man dar skaičiuoju. Tai
Tiesiog pažiūriu atsakymus ir judame toliau prie paskutinio uždavinio. Nu ką, paskutinis uždavinukas nėra lengvas. Aš pabandysiu kuo suprantamiau paaiškinti. Bet, nu ką čia? Nu, jis nėra lengvas. Nu, supraskit. Žinot, nu, aš galiu pabandyti jums paaiškinti, bet ar jūs suprasit klausimas, bet aš tikiuosi, kad jūs suprasit. Tai, žiūrėkit, mums reikia apskaičiuoti santykį SO1 ir OO1. Ne? Ir mes žinom, kad plotų santykis A1, B1, C1 iš S, AM, C, ane, trikampio, iš ploto A1, B1, C1 ploto yra tiesiog 8. Ne, mes šitą žinom. Ir mes žinom tangentas šito kampo yra šaknis iš 3 dalinta iš 2. Tai reiškia, kad kraštinė, pavyzdžiui, SO iš OA yra šaknis iš 3 dalinta iš 2. Ne? Ir mums šitą informaciją reikia paskaičiuoti šitų dviejų kraštinių santykį. Tai nuo ko aš pradėčiau? Aš pradėčiau bandydamas pasirašyti plotus, ne? Tai SAMC bus tiesiog 1/2 kart SO, ne, nu aukštinė kart pagrindas AM, o SA1, B1, C1. Čia yra, atsimenam, lygiakraštis trikampis, nes mes turime taisyklingą piramidę, bet vis tiek aš šio ploto rašau taip, tiesiog C1, B1 kart A1 ir, nu čia pasižymėkim, daleiskim D1. Dabar, koks mūsų kitas žingsnis? Tai 1/2 ir 1/2 suprasti. Ką aš daryčiau toliau? Mums reikėtų kažkaip įsireikšti SO, o šitą apačią reikėtų įsireikšti per SO1. Nes ką mes žinom? Mes žinom taip pat, kad SO1 dalinta iš O1 A1 yra taipogi šaknis iš 3 dalinta iš 2. Ir čia yra lygiagrečios plokštumos, ne, C1, B1, A1 ir CBA, taigi kampas tarp jų, ne, eina toks pat. Taigi dabar mes norim AM kažkaip įsireikšti per SO, bet pirmą mes turim įsireikšti AM per kraštinę OA. Ir kaip mes tai padarysim? Ogi mes žinom, kad čia yra pusiau kraštinė, nes susikirtimo taškas, tai OA bus tiesiog AM bus tiesiog 3/2 OA. Ne? Tai gerai, tai turim dabar, kad AM yra tiesiog 3/2 OA. Bet žinom taipogi, kad OA yra SO 2SO dalinta iš šaknis iš 3. Tai su ko mes liekam? Mes liekam, kad 3/2 kart 2SO dalinta šaknis iš 3 yra tiesiog, ne, jeigu viską išprastam, 2 iš 2, 3 dalinta iš šaknis iš 3 bus tiesiog šaknis iš 3, tai bus tiesiog SO šaknis iš 3. Taigi viršuje turime, kad tai yra šaknis iš 3 kart SO dalinta iš C1, B1, A1, D1. Dabar ką mes darysime su šitais? Taigi dabar ką mes darysime? Ogi mes tiesiog įsireikšime šitą A1, D1 per kraštinę C1, B1. Ne, nes čia yra lygiakraštis trikampis. Taigi mes žinome, kad A1, D1 arba kitaip aukštinė bus pagal Pitagoro teoremą šaknis iš C1, B1 kvadratu minus 0,5 C1, B1 kvadratu. Ne? Tai reiškia, kad A1, D1 bus tiesiog lygu
kaip čia, ištraukų šaknį mes turėsime šaknis iš 3, iš 2, C1, B1. Dabar kam lygu, tai mes vėlgi žinom, kad A1, D1, ane, keista D, bet jo, yra tiesiog 3 antrosios O1, A1. Tai ir dabar tiesiog įsireiškim tada 1, D1. A1, D1 per SO1 bus tiesiog, tai 3 antrasis paliekam, o dabar vietoj O1, A1 mes rašome 2 dalintai šaknis iš 3 kart SO1. Ir mes matome, kad A1, D1 yra tiesiog, ne, 2 įsiprastina, 3 dalintai šaknis 3 yra tiesiog šaknis iš 3, tai SO1 kart šaknis iš 3. Good. Gerai. Ir mes šitą informaciją galim padaryti, ogi labai paprastai. Tai vietoje A1, D1 mes jau iškart galim rašyti SO1. O1 šaknis iš 3, ane? O dabar vietoj CB, ką mes rašysime, taigi mes žinome, kad A1, B1 yra šaknis iš 3 dalinti iš 2 C1, B1. Tai reiškia, C1, B1 bus tiesiog 2 kart A1, B1 dalinta iš šaknis iš 3. Ane, iš šitos. Iš čia išsitraukiam. Ir ką mes toliau turime? Ogi mes turime tą, kas eina po to. Taigi, dabar mes A1, kodėl aš čia B parašiau. A1, D1 yra tiesiog vietoj A1, D1 rašome SO1 šaknis iš 3, tai bus C1, B1 yra tiesiog 2 kart SO1 šaknis iš 3 dalinta iš šaknis iš 3. Tai reiškia, kad C1, B1 yra tiesiog 2 šaknis iš SO1. O tiesiog 2 SO1. Ir 2 SO1. Ne, ir ką mes turime? Ogi mes turime tokį dalyką. Žinome, kad SO kart SO, tiksliau, SO kvadratu dalinta iš SO1 2 kvadratu yra 8. Tai reiškia, SO kvadratu dalinta iš SO1 kvadratu yra tiesiog 16. Dabar labai gražiai įsitraukia mums šaknis ir mes turime, kad SO dalinta iš SO1 yra tiesiog 4. Ne, nu šito ištraukiam dalyko visą šaknį. Taigi, koks mūsų kitas žingsnis? O dabar, kam lygu SO? O SO yra tiesiog O1S plus O1. Ane? Tai tą ir padarom. Tai ką mes turime? Kad tai yra tiesiog SO1 plus O1 dalinta iš SO1. Tai yra lygu 4. Dabar mes pritaikome tiesiog dalybą. Tai SO1 dalinta iš SO1 bus tiesiog 1. O čia lieka O1 dalinta iš SO1. Ir tai yra 4. Nu, nepabėgam ir liko dalykas, perkeliu į čia. O1 dalinta iš SO1 yra tiesiog, ne, 4 minus 1, tai bus 3. Tai reiškia SO1 dalinta iš O1, apkeičiam vietomis, yra 1/3. Ir uždavinys yra spręstas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, kas iki galo pasilikote maladės, tikiuosi visi gausit 100. Ir ką, šiandieną į viskas. Tikiuosi patiko, jei patiko, subscribinkit, prašau, bus dar vidosų, tikrai mokysimės kartu. Nu ir jeigu, aišku, susidomėjote pasimokyti, tai linką matėte viso video šone, tai korepa.lt. Gerai pasiruošti egzaminam tikrai, geri korepetitoriai. Tai
nenusivilkit ir kągi. Ačiū už žiūrėjimą ir iki kito karto.